kuriame pasistengsiu kiek įmanoma trumpiau ir kiek įmanoma aiškiau pasakyti vieną dalyką, iš tikrųjų, kuris labai daug tiesiog galų suvedė ir kam to reikia. Ir kai, žinoma, čia jeigu kas mato, tai Žemės išlinkimo formulė, tai video yra apie Žemės išlinkimą. Ir dabar aš realiais faktais, jų pačių visom tom pačiom nasom ir realiais savo bandymais įrodysiu, kad Žemė nėra apvali ir visi tie, kurie sakys, o koks skirtumas, vis tiek į darbą reikia ir tą ir aną. Tai visų pirma pradėkime nuo to, kad mums apvalios Žemės modelį, gaublį tą vadinamą, kišo nuo pat vaikystės. Žiūriu į vaikų kuprinės 3 metų, pas juos ten raketos, apvalios planetos, kosmoso, žodžiu, kuris net visiškai nėra toks. Kažkas su juo yra visiškai kitaip, negu mums jį pateikė, bet esmė tame, kad suprasti reikia, kad būtent šitas melas, jisai egzistuoja visame pasaulyje. Visame pasaulyje, kiekvienoje mokykloje, per kiekvienas žinias rodo introduction, kaip ten tipo pradžia, tipo žinių, kaip pasaulis sukasi, kaip tipo žinios tipo apie visą pasaulį, žodžio ovalus pasaulis. Visos mokyklos to mokina. Kokios galima išvadas padaryti, kad akivaizdu, kad visas pasaulis, ne mes, ne žmonės, tie paprasti gyventojai, o tie, kas virš mūsų, yra aiškiai prakišę šitą nesąmonę mums kontroliuoti, kai pagal jų išgalvotą evoliucijos teoriją, kad mes esame atsitiktinumas, kilęs ten iš, aš tai vadinu labai trumpai, ir jeigu tie, kas tiki evoliuciją ir jų protėviai yra buožgalviai išlipę iš vandens, kurie tapo žinduoliais, kurie užsiaugino kailį, užlipo į medį, tapo beždžionėm, tada nulipo iš medžio, nusimetė kailį ir pradėjo Šekspyrus rašyti. Tai visiems šitiems sakau, jeigu norite ieškoti savo protėvių šaknų, eikit prie prūdo ir melskitės buožgalviam. Ir tokia būtų istorija. Tai, o visas tikslas, kaip sakau, yra atverti akis, kad visi tie kontrolieriai, visos valdžios, kodėl valdžios, nes visos valdžios stumiam knygas į mokyklas, iš kurių mes mokomės. Ir visi filmai, žvaigždžių karai, Sangokai, Nameko planetos ir visa kita, visi šitos dalykus matė, visi žino, kaip tai gerai pramušė mum, kad viskas yra apvalu, kosmosas beribis ir visas kitas ten pezalai ten tie. Ir visa tai yra todėl, kad, žinoma, video aš eigoje pateiksiu visus ir tuos dalykus. Ir visa tai yra todėl, visa šita nesąmonė, nes mes tiesiog matome 2 dangaus kūnus apvalius skrendančius kiekvieną dieną. Vienas iš jų yra Saulė, o kitas Mėnulis. Ta prasme, vienas, žvaigždė tipo ir mes skriejame aplink ją, o kitas tipo mūsų Žemės palydovas. Bet, kaip sakiau, video vėlesniuose įkelsiu ir paaiškinsiu, kas tai yra iš tikrųjų tie dalykai. Iš tikrųjų, gal aš tiksliai nežinau, bet tikrai paaiškinsiu, kad pradėtumėt galvoti kitų kampų. Taigi pradėkime nuo to, ką aš šiame telefone turiu. Prasideda viskas nuo formulės. Suvedu į Google Žemės išlinkimo formulę. Čia kiekvienas, ta prasme, aš čia nesiruošiu aiškinti, kas joje yra, man tai yra visiškai neįdomu, ta prasme, kiekvienas gali susirasti, pasižiūrėti, formulė labai lengva, D lygu RS paukštukas 2, 2R, sėkmės laužant smegenis. Toliau, čia tos pačios formulės, tiesiog skrinšotas, tai čia rašo 1 km išlinkimo yra 7,8 cm, jeigu 2 km, tai jau 31 cm. Paskui turėsiu, aš ten skrinšotų padaręs esu. Štai čia yra oficiali mūsų Žemės išlinkimo
pavyzdys. Nuotrauką atsisiunčiau, nuotraukos kokybė žinoma nėra pati geriausia, rašo čia 6373 km nuo centro ir čia 6373 km į viršų. Nu tai va, tipo tokį ketvirtį paėmė, vadinkim 90 laipsnių. Ir dabar va šitą išlenkimą, iš tikrųjų darau pauzę, atsinešiu tušinuką rodymui. Štai šitam 90 laipsnių išlenkimui, čia viskas surašyta, aš net neketinu skaityti, nes aš puikiai žinau, kad čia tiesiog yra melas yra skirtas užimti mūsų galvas ir prikrauti nereikalingos informacijos. Taigi, ir štai čia yra distancija, kadangi kilometrais, tai distancija 1 kilometras, 2, 3, 4, 5, 10, 20, sakau, nuotraukai įsiliejusi, dar biškį ir kamera nufokusuoja, dabar matosi, 30, 40 ir čia yra išlenkimas metrais. Tai ten 12 cm matau, sakykime, 10 km yra jau 7,8 metrų išlenkimas. 20, palauk, 20 ten. Jo, 20. 20 km jau yra 31 metras išlenkimo. Sekantis bus 30 km. 30 km ir jisai yra 70 metrų išlenkimas. Dabar kita nuotrauka, aš esu padaręs tą screenshotą iš arčiau. Vat, kaip ir sakiau, 10 metrų, 7 metrai išlenkimo, tai yra 10 km, 20 km, 31 metras išlenkimo. Čia yra oficialų šitie, va, čia formulės, viską, čia NASA dirba, visi ten tie masonai dirba, kročia klubas savo prakyšęs kaip priklauso. Taigi, čia tiesiog, va, gali susistabdyti, pasižiūrėti, va, kiek kilometrų, koks išlenkimas. Nu ir vat 6373 yra išlenkimas, net nežinau kokie čia skaičiai, bet žodžiu va šitas va yra paskutiniam langelį. Toliau turime mes mylėmis. Nu tai vat mylėmis tas pats. Tai tiesiog, kas nežino, mylė yra, viena mylė yra 1,6 km. Tai tiesiog jau biški skaičiai kitokie. Ir į vieną mylę išlenkimas yra 8 coliai. 8 coliai yra 2,5 cm, tai 8 coliai būtų 20 cm. 2 mylios bus jau 32 coliai. Tai vėl dauginame iš 2,5 ir taip eksponentiškai didėjom, kol gaunam tą patį reikalą, ką ir čia, tik čia kilometrais, čia myliom. Šačiau yra tas pats. Nėra sunku, pėdas, mylios, viskas yra internete, kaip sakau, per daug smulkiai nesismulkinsiu, bet prasme galite suvesti mylį į centimetrus, pėdas į metrus, mylį į kilometrus, pėdai į metrus, colį į centimetrus ir viską galite patys pasianalizuoti ir tai bus dar daugiau naudingiau, negu aš čia jums pasakoju. Žinoma, ta lentelė iš arti, vėl 1 mylė, 10 mylių. 10 mylių yra 66 pėdų ir 800 colių. Nu ir taip toliau. Sekantis. Yra žemės išlenkimo kalkuliatorius. Suvedžiau, spaudžiam pirmą. Čia dar, kad, nu, taip viskas yra, čia oficialu pagal visus šitos, ne? Tai čia tik tai ramunėlis, ką aš čia pradedu, aš tiesiog darau introductioną, kad būtų aiškiau, kas bus toliau, kad būtų tiesiog suprantama, kokią aš informaciją vėliau pateiksiu. Taigi, distancija 10 km, 7-8 metrų. 10 km, 7-8 metrų. Geras kalkuliatorius, nes čia 10, 20, 50. O aš 27. Kodėl 27? Aš paskui parodysiu. Čia 27 nėra. Kai 27 km yra 57 metrai išlenkimo. Nu ir viskas. Šitom nuotraukom dabar darau dabar perjungiu video į tokį eksperimentą namų sąlygom. Turime kamuolį. Ir tiesiog priklijavau, apsimeskime, kad čia žmogus, būčiau priklijavęs Lego, bet Lego neturėjau,
Ir žinoma, kiekvienas žmogus yra visą laiką aukščiausiame taške mūsų apvalios žemės modelyje. Nesvarbu čia, kad kamuolys toks. Svarbiausia esmę pagauti. Tai va, jis yra aukščiausias ir dabar jisai žiūri į televizijos bokštą. Čia pavadinkime mūsų Vilniaus televizijos bokštas, ne? Tai yra išlenkimas, žinoma. Mes kaip žiūrėjome, 27 km yra 58 metrai išlenkimo, tiksliai nepamenu. Taigi jisai turi matyti, kad bokštas yra paslinkęs į tenai, ne? Tai va, šitas žmogus, va, matydamas iš savo kampo, ne? Sakykime, jis pietuose gyvena pietuose, žiūri į bokštą ir jis mato bokštą va taip, turėtų taip matyti, ne? Yra kitas žmogutis, jisai gyvena pietai vakaruose, tai va, vakaruose, galim irgi nusukti, jis irgi turėtų matyti išlenkimą, sakykime, 50 km iki bokšto jam, bokštas jam vėl turėtų būti išlenktas pagal apvalę žemę. Nesvarbu, kad čia dydžių netitinka, bet esmė, kaip jau pasakiau, kalkuliatorius yra, kiekvienas gali susirasti kalkuliatorių, susivesti tolimiausią bokštą, nesvarbu, koks jis bebūtų jūsų matomoje aplinkoje ir įvertinti, ar tikrai yra tas išlenkimas ar ne. Taigi, ką mes turime? Šitas žmogus iš vakarų, nes tas pietuose, čia vakaruose, ten būtų šiaurė, iš vakarų mato bokštą šitaip. Prisiminkim, kad šitas turėjo bokštą matyti šitaip. Šitas mato šitaip. Šitas mato šitaip. Turiu dar ir trečią. Sakykime, šitas irgi dar iš kažkur. Jis visą laiką aukščiausiame taške, kad ir kur bebūtų žmogus. Šitas irgi aukščiausiame taške. Bet pagal kiekvieno, nežinau, čia jis yra aukščiausiam taške. Jis yra aukščiausiam taške, juk nesvarbu, kokia kryptim būtų žemė mūsų. Žmogus yra aukščiausiam taške ir iš kurios jisai žiūri, išlenkimas eina tiek į tą, tiek į šitą pusę. Niekada neina į kalną. Niekada neina į kalną. Ta prasme, kad ir čia, ne, jis visą laiką, žemyn leidžiasi. Į visas pusės. Taigi šitas žmogus, esantis čia, žiūri į bokštą. Pastatomės lygiai, jis yra lygiai, ne? Mūsų bokštas yra pasviręs į tą pusę, mes turim tą žmogų, tam žmogui bokštas pasviręs į šitą pusę, o tam žmogui pasviręs į šitą pusę. Tai biški tada čia pradeda prasilenkti su logika ir esmė, kad bokštas jau net nežino, į kurią pusę pasikreipti, ar šitam į ten, ar šitam žmogui į ten, ar šitam žmogui į ten. Ir dabar su šito eksperimentu užteks ir dabar aš pereisiu į kitą eksperimentą, kuris jau bus atliktas tikrom sąlygom. Padarysiu taškus ant I. Čia aš esu šiuo metu, o čia kažkur yra televizijos bokštas. Iki jo yra 27 km ir, apie ką aš noriu, nesvarbu, čia yra kažkur piliakalnis, galvojau, ten nuvažiuosiu, iš tenai padarysiu, bet esmė, pagal tai, ką rodžiau su kamuoliuku ir kad turi matytis posviris, ar kaip jis ten vadinasi, esmė, pritrauksiu su fotoaparatu Vilniaus televizijos bokštą ir jis bus tiesus kaip styga ir, sakykime, kai aš būnu Kernavėj, ir važiuoju, čia yra Elektrėnų kaminas, jo aukštis gal 260 metrų, tai irgi ten apie 20 km, yra skaičiuoklė, galima pasižiūrėti, koks turėtų būti išlenkimas kamino. O kai važiuoju iš Kauno, kažkur tenai prie, kaip čia vadinasi, Rumšiškės, čia kažkur tarp Pravieniškių ir Antakalnio, irgi matau Elektrėnų kaminą. Bet jau iš ten atstumas yra didesnis negu 30 km ir viskas yra puikiai matosi ir jis tiesus ir nepasislepia už išlenkimo. Taigi žodžiu, čia mano, ten yra tolumoj televizijos bokštas, aš čia pasinaudosiu šito daikto, tiesiog jis yra tiesus. Ta prasme,
Nei į kairę, nei į dešinę, nei nuo manęs. Jisai tiesus kaip styga. Iki jo yra 27 km ir jis turėtų turėti, dabar nepasakysiu kiek, išlenkimo. Išlenkimo ten kažkur esu nuotraukose. Nu tai va, kaip sakiau, ir aš esu čia ir aš žiūriu į bokštą iš šitos va vietos. Aš galėčiau žiūrėti į bokštą iš va šitos va vietos. Būtų jau į kitą pusę išlenkimas. Galėčiau žiūrėti iš šitos pusės ir vis tiek išlenkimas lieka toks pats. Taigi faktas toks, yra plokštuma, jokių išlenkimų nėra. Galima sakyti, kad yra tie virš jūros lygio, bet kokiu atveju, kad ir virš jūros lygio yra aukščiau, žemiau, vis tiek turi gulšiukas rodyti tiesiai. Nu, karočią, kas tą supranta, aš labai čia nesivelsiu paaiškinti išlenkimo principus pagal gulšiuką šio situacijai. Dar, kad nekiltų klausimų, iš kur 27 km, yra tokia programėlė Google Earth'as. Šit. Va, Vilniaus televizijos bokštas. Spaudžiam matuoti. Pridedam tašką prie bokšto ir kur Elektrėnai, Vievis, iš ten kur dariau video apie bokštą. Štai, 27 km.